Tęsime laidą toliau, dabar tiesiogiai Klaipėda, uostamiestyje kuriamas naujos kartos miesto troleibusas. Klaipėdoje dirba kolegė Marija Gabrienė. Labadiena, Marija, kuogi ypatingas šis troleibusas ir kada jisai išriedės į miestų gatves? Labadiena, Deividai. Na, iš tiesų, dar neteko girdėti, kad Lietuvoje būtų statomi ar gaminami troleibusai. Beje, vis dėlto Klaipėdoje tai yra daroma. Statomas naujas troleibusas bus ir greitesnis, lengvesnis ir, aišku, efektyvesnis. Na, o pradėsiu nuo pradžių. Štai šitas 32 metų Škoda troleibusas priklausė Kauno autobusų parkui, kuris jį padovanojo, ar kaip sakant, paskolino būtent bendroviai Vėjo projektai, ir būtent čia žmonės iš senojo bando perdaryti naują. Taigi aš sakiau, kad jisai bus efektyvesnis, tai kodėl? Ir lengvesnis, tai apie tuos parametrus. Tai svorėje yra problema, tiksliau dabar problema yra, reiškia, o... Senasis svėrė 12,5 tonos. Šitas sveria 7 tonas. Kaip jums pavyko pasiekti tokį svorį? Mes šito proceso eigoje sukūrėme kompozitinę panelę. Tai yra kompozitinė panelė? Tai yra stiklo audinio dervų ir aliuminio korio kompozitas. Iki šiol buvo naudojamas tik aviacijai. Taigi, tai yra naujovė, sakykime. Taip, naujovė. Ir vis dėlto šitas troleibusas turėtų būti efektyvesnis. Tai kiek ir kaip? Dabartiniai troleibusai, net ir modernus, jie naudoja 1,6–1,8 kWh nuvažiuoti 1 kilometrui. Mūsų naujas troleibusas 1 kilometrą nuvažiuoja dvigubai pigiau, taip sakant, 0,8 kWh. Tai, sakykime, pasikrovus bateriją, taip, pasikrovęs elektrą, jisai kiek galės atsijungęs nuvažiuoti? Šitą laboratoriją mūsų daroma galės nuvažiuoti 160 km, bet kadangi parkams tokio poreikio nėra, tai ateityje, kai jau darysim masiškai, mes skaičiuosim apie 20 km, kad jis galėtų nuvažiuoti be kontaktinio tinklo. Na, aš kaip tik dabar matau, operatorius rodo troleibuso vidų. Na, iš tikrųjų, kadangi tai aš kalbėsiu labai tai buitiškai. Na, man atrodo, čia plasmasinis autobusas, nors jūs sakėt, kad ne. Bet vis dėlto atrodo kaip plasmasė, jis labai erdvus, stiklai, langai irgi plastikiniai, nu taip galim sakyti, sąlyginai. Jie yra iš polikarbonato, tai yra labai stiprus darinys, o, kaip sakiau, kompozitinė panelė, jin turi dar vieną savybę, kurią mes čia išgavom, tai yra laidumas šviesai. Tai bus tikrai šviesiau viduje. Na ir dar man kas buvo labai įdomu, kad jūs sakėt, kad čia nėra varžtų, ten metalo ir viskas suklijuota, tai kai lis lietus, jisai neišsileis visas? Neišsileis, nes visi klijai ir klijavimo juostas yra išbandytos Jungtinėse valstijose. Europai tai yra naujovė ir mes esame pirmieji realiai transporto sektoriuje jų pirkėjai. O valstijose iš tom juostom yra klijuojamos didelis sunkvežimiai. Tai irgi priduoda lengvumą. 5 tonom sumažėja. Na, aš dar norėčiau parodyti, mano rankose yra planšetė ir nešypsau jinai yra. Bet, pavyzdžiui, paspausiu mygtuką ir paprašysiu parodyti kolegos, kur vairuotojas sėdi, sakykime, užgeso šviesa. Noriu pasakyti, kad būtent naujame troleibuse būtent tai bus ir valdoma. Aš tiesiog pas Olegą greitai nubėgsiu. Olegai, tai vairuotojams čia jau nebebus kažkokių tų mygtukų, bus planšetės? Taip, kaip matote, čia bus apart šitų 2 ekranų, dar bus centrinis vienas ir viską, ką reikės vairuotojui daryti, tai savo standartinės funkcijas junginėti per kairį ir dešinę planšetę. Dėkui, tai vairuotojams dar reikės išmokti ir kompiuterį naudotis. Aš atsiprašau, aišku, jaunimas moko, o vyresniems nebus sudėtinga? Nebus sudėtinga, kadangi šios planšetės dar labiau supaprastina veikimą. Gerai, ačiū. Na ir dar labai trumpai. Aš jau žinau, kad prieš Kalėdas troleibusas galėtų išriedėti į gatves, tačiau kol viskas bus sutvarkyta pavasarį, tai jisai jau bus naudojamas, ar jūs sakėte, tai bus laboratorija? Tai bus laboratorija, mes joje bandysim visus
savo mazgus, jų ilgamžiškumą, patikimumą ir daug parametrų iš tikrųjų. Ir jau žinau, kad paskui vis dėlto prasidės masinė gamyba. Man buvo labai įdomus skaičius. Jūs šitą troleibusą gaminate beveik metus. Kaip paskui, kokiu tempu bandysite daryti? Pirmiausiai mes masiniai gamybai ruošim tikrai ne tą seną Škodos troleibusą, tai yra visiškai naujas konceptas. Šiuo metu subūrėm tarptautinę tokią, sakykime, konstruktorių grupę iš Olandų, vokiečių ir buvusių Ikarusų konstruktorių. Kiek gaminsite troleibusus? Sunku dabar pasakyti iš tikrųjų, bet žinant, kiek Europoje nuperkama naujų per metus, tai yra apie 60-70 tūkstančių, tai mes orientuojamės vis tik į 1%. Gal ir per daug ambicingai, gal ir ne, nežinau. Kitaip tariant, per dieną po? 3. Na, matot, kokie tempai. Taigi Lietuva bus žinoma, ko gero, ir pasaulyje, kaip troleibusų gamintoja. Ir tikėkime, kad jie važinės ne tik ir Lietuvos miestų gatvėse, bet taip pat, žinau, jau domisi ir vokiečiai, ir kitos šalis. Taigi, lietuviai išgarsės kaip ir unikalių troleibusų kūrėjai. Taigi. Dėkui tiesiogiai iš Klaipėdos. Taip, tiesiogiai iš uostamiesčio kolegė Marija Gabrienė. Mes grįžtame į studiją, pasitinkame dar vieną viešnią, Rima Urbonaitė.